Labas, malonų žiūrovai. Laidos pradžiai matyti išgalvotą istoriją. Mama, į pieną pelė įkrito. Ar ištraukiai, pasidomėjo mama. Ne, ir katę į pieną įmečiau. Buvo galimas tradicinis problemos sprendimas, kurį omeny ir turėjo mama. Vaikas mąstydamas netradiciškai sugalvojo originalų problemos sprendimo būdą. Pavyzdys iliustruoja, kad vaikas dar nėra sugadintas visokių taisyklių ribų, kas galima, o kas ne. Todėl ir gali sugalvoti kažką, kas nešautų į galvą suaugusiam žmogui. Apskritai mūsųse mokymo sistema neskatina kūrybiškumo. Gal kiek supaprastinsiu situaciją, sakydamas, kad iš besimokančiojo labiau reikalaujama iškalti taisyklės. Bet tokie pasakymai yra dalis teisybės. Šiandien nenoriu liesti švietimo sistemos, o tiesiog pastebėsiu mano galvą akivaizdų dalyką. Kūrybingos asmenybės paprastai gyvenime ir versle pasiekia daugiau. Šiandien pakalbėkime apie kūrybiškumą. Galite paklausti, kuo čia dėtas kūrybiškumas, laida jau apie verslą. Jungtinėse Amerikos valstijose buvo atliktas įdomus kūrybinio potencialo tyrimas pagal NASA metodiką. Buvo ištirta 1600 penkiamečių vaikų ir nustatyta, kad net 98% jų turėjo ryškių kūrybinių gebėjimų. Pakartojus tą patį tyrimą su tais pačiais tyriamaisiais po 5 ir po 10 metų, ryškus kūrybiniai gebėjimai buvo būdingi jau tik atitinkamai 30 ir 12% tyriamųjų. Dar liūdnesni rezultatai gauti ištyrus 280 000 suaugusiųjų. Kūrybiniai gebėjimai buvo nustatyti 2% tyriamųjų. Kodėl tokie skirtumai? Labiausiai tikėtinas atsakymas, jog kūrybinį potencialą ypač žlugdo įvairios taisyklės ir instrukcijos. Nuolatiniai žinių ir informacijos taikymas sprendžiant problemas pagal gerai, kabutėse, atidirbtus algoritmus. Laiko trūkumas organizacijose. Tad natūraliai iškyla du klausimai. Pirma, ar galima išmokti kokiu nors kūrybingumo technikų ir ar tai realu taikyti versle? Į tai atsako Wall Street Journal pateikti duomenys 2001 metų. 2 metų kūrybinio potencialo kursai General Electric davė 60% daugiau patentuojamų idėjų. Kūrybiškumo kursai pagal Pittsburgo programą padidino realizuojamų idėjų vidutiniškai apie 300%. Tas pats žurnalas nurodo, jog 40 valandų kūrybiškumo kursų atsipirkimas yra gana įspūdingas. Už kiekvieną įdėtą $1 gaunama $20 gražos. Taigi, originaliai mąstantis darbuotojas gali tapti vertingesnis už daug žinantį. Beje, kūryba ir lyderystė savo esmė yra daug ko panašus. Juk ir kūryba ir lyderystėje būtinas aktyvumas, kryptingumas, subtilus konteksto suvokimas. Tai leidžia pastebėti galimybės ir tendencijas, nustatyti ryšius. Taigi, lyderystė ir kūrybingumas vysto vienas kitą. Vystydami kūrybingumą mes galime atskleisti žmoguje lyderio potencialą ir atvirkščiai. Greit kintančioje šiandieninėje aplinkoje verslo lyderimis tampa tik kūrybingos organizacijos, gebančios generuoti ir gyvendinti naujas idėjas. Greitai ir efektyviai prisitaikyti prie kintančių išorinių sąlygų, atsinaujinti. Yra du keliai, vedantys kūrybingos organizacijos link. Pirma, atsirinkdami darbuotojus neužmirškite, kad reikia ieškoti ne tik profesionalių, bet ir kūrybingų asmenybių. Ir antra, jog niekada nevėlu lavinti darbuotojų kūrybinius gebėjimus, mokyti kūrybinio mąstymo metodų. Pakalbėjome apie kūrybiškumą tradicinėme versle, tą temą dar galima tęsti, bet dabar norėčiau paliesti mūsųse dar neįprastą dalyką – kūrybinės industrijas. Pradėkime nuo trumpos apžvalgos, kas yra tos kūrybinės industrijos. Tai veikla pagrįsta intelektinė nuosavybė, kūrybiškumu, skaitmeninėmis technologijomis, kultūra, menu, verslumu, dizainu ir žiniomis. Ji reikalauja išmanyti meninius, vadybinius, interpretacinius gebėjimus, kultūrą ir informacinės technologijas. Nuo naujosios žiniasklaidos, globalizacijos ir žinių ekonomikos neatsiejamos kūrybinės industrijos apima tokius sektorius kaip reklama, meno vadyba, leidyba, fotografija, televizija, radijas, muzika, kinas ir vaizdo produkcija, kompiuterinės programos, interneto dizainas, autorinės teisės, dizainas plačiaja prasme, architektūra, interaktyvieji žaidimai ir laisvalaikio programinė įranga, drabužių modeliavimas, atlikėjų menai ir amatai. Beje, šiame sektorėje reikalavimo kurti masinę produkciją nėra. Pramonės aspektas gali pasireikšti ir kaip kūrinių platinimas ar ekonominis efektas, o pati kūryba gali būti labai individuali. Kūrybinių industrijų sąvoka gimė Didžiojoje Britanijoje prieš maždaug 20 metų.
kaip pasakas ekonominiai ir socialiniai kriziai. Kai 9 praėjusio amžiaus dešimtmetyje sunkioji pramonė ėmė kraustytis iš Europos į pigesnės darbo jėgos šalis. Britai buvo priversti ieškoti sprendimo. Šiuo atveju tai turėjo būti kažkas, kas iš pagrindų pakeistų ekonomikos sektorių prioritetus. Šių pokyčių rezultatas – buvę pramoniniai miestai pasauliniai rinkai pasiūlė kūrybinius ir intelektinius produktus. Kompiuterinės, multimedia technologijas, dizainą ir kitą. Po šios didelės struktūrinės pramonės krizės absoliučiai pakito kultūros supratimas. Kultūros tarnystė asmens ir visuomenės vystymuisi pakeitė suvokimas, kad kultūra – puikiai galimybė atgimti miestų ir atskirų regionų ekonomikai, pasitelkiant apgalvotą miestų politikos strategiją ir įkuriant kūrybinius menininkų klasterius. Tačiau Didžiojoje Britanijoje kūrybinių industrijų plėtra yra vienas iš nacionalinės politikos prioritetų. Jos pavyzdžių sėkmingai pasiekė ir dalis kitų Europos šalių. Akivaizdi kūrybinių industrijų reikšmė Europos šalių ekonomikos plėtrai buvo pastebėta dar 2003 metais, kai Europos tarybos atliktos studijos duomenimis šios sektoriaus indėlis ES bendrajam vidaus produktui struktūroje sudarė 2,6%, kaip pavyzdžiui nekilnojamo turto sektoriaus 2,1%, maisto ir gėrimo pramonės 1,9%, o tekstilės ir pramonės 0,5%. 2006 metais šio sektoriaus sukuriama pridėtinės vertės dalis išaugo beveik 20%. Tai ne 12,3% viršijo bendrą ekonomikos augimo tempą. Eurostat ir Amadeus nustatė, kad kultūros ir kūrybos sektorių įnašas į BVP buvo didesnis nei maisto ir gėrimų, tabako gaminių, tekstilės, chemijos gaminių ir dirbtinio pluošto, gumos bei plastiko gaminių, įrangos ir aparatūros gamybos pramonės, nekilnojamo turto, kompiuterijos sektorių. Tik vos kelių gamybos ir paslaugų teikimo sektorių dalis BVP struktūroje viršijo 3%. Iš visų minėtų pramonės sričių kultūros ir kūrybos sektorių įnašas į nacionalinį BVP buvo didžiausias Prancūzijoje, Italijoje, Olandijoje, Norvegijoje ir Jungtinėje karalystėje. Remiantis 2001 metų duomenimis, Lietuvoje kultūros ekonomika sudarė 2,1% BVP. O 2006-aisiais kultūra ir kūryba uždirbo net 4,02 milijardo litų. Naujesnių duomenų, ypač pastarųjų prieš krizinių metų, kol kas nėra. Tiesa, gruodžio 2 buvo konferencija Vilniuje apie kūrybinės industrijas. Kultūros ministras Gelūnas teigia, kad iš kūrybinių industrijų buvo surinkta 6,3 BVP. Tačiau logiška manyti, kad tuo laikotarpiu kūrybos sektorius ėmė dar sparčiau augti ir ženkliau lemti Lietuvos BVP. Deja, ekonomikos recesija šį sektorių gerokai pritildė. Dėl krizės sumažėjusi gyventojų perkamoji galia ir pakelti mokesčiai į kūrybos pramonę įnešė dar daugiau nesaugumo. Dizainas, leidyba, architektūra, garso ir vaizdo menas, klestėję šalies augimo metais, šiandien išgyvena itin sunkias dienas. Vis dėlto, ekspertai neabejoja, kad kūrybinės industrijos viena iš realių Lietuvos konkurencingumo Europoje galimybių. Nes prisiminus Britų pavyzdį, vertėtų pamastyti, ar šiandien kaip tik nėra tas momentas, kai Lietuva turi galimybę pabandyti konkuruoti su kitomis Europos valstybėmis. Kuo? Kūrybingumu, užpildant naujas, kad ir siauras Europos rinkas nišas, originaliais produktais, nereikalaujančiais didelių investicijų ir technologijų, bet reikalaujančiais neįprasto kūrybiškumo ir tarptautinės sklaidos. Kūrybinių industrijų skatinimo ir plėtros strategijoje įvardinta dar ir šiandien spręstina problema – kategoriškas kūrybos ir ekonomikos supriešinimas. Mano galva, tiesiog nesusikalbėjimas. Nemaža dalis kūrybinį darbą dirbančių bei pagal šios kūrybos pobūdį galinčių dalyvauti kūrybinių industrijų plėtroje Lietuvos gyventojų nėra linkę kūrybinės veiklos vertinti ekonominiais kriterijais ir suvokti, kad kūrėjas ne tik tradicinių menų, architektūros, dailės, skulptūros puoselėtojas. Pastarąjį faktai rodo ir konkretus pavyzdys. Dar ekonominio pakelimo metu 2008-aisiais Lietuvoje buvo įsteigta Lietuvos nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija. Nežiūrint strategiją išvardintų kūrybinių industrijų sričių, nuo amatų iki kompiuterinių paslaugų, bent jau kol kas po savo stogu jį subūrė tik meno ir kultūros žmonės, o aukštųjų technologijų ir individualizuoto požiūrio į verslą atstovai liko nuošalyje. Kokia to priežastis? Vis dar gajus požiūris į meno individualybę ir griežta riba tarp to, kas yra menas, o kas ekonomika. Nekeičiant mąstymo, tai yra, kol tarp šių sektorių nebus dialogo ir bendradarbiavimo, kol menininkai nebus integruoti į ekonomikos struktūras, tol akivaizdžių rezultatų nebus, kurie tradiciškai virs savose sultyse.
o kūrybos ekonomika trypčios vietoje. Taigi, kūrybinių industrijų plėtrą apsunkina žemas kultūros ir meno kūrėjo verslumas. Jiems potencialiai tinkamų smulkio verslo plėtros galimybių nežinojimas, nepakankamas verslo vadybos, rinkodaros, apskaitos ir kitų verslo veiklos ryčių išmanimas. Informacijos apie smulkiam verslui teikiamas paslaugas nežinojimas ir panašiai. Logiškas klausimas, kas yra daroma? Įvertinus šiandieninę situaciją, dažnai vis dar atgyvenusi požiūrį į kūrybą, kultūrą ir ekonomiką bei jų sąveiką, minėtai strategijai įgyvendinti svarbus su kūrybinėmis industrijomis dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimas, kūrybinių verslo profesionalų rengimas Lietuvos švietimo sistemoje. 2008 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete startavo speciali programa. Jis skirta kūrybinių industrijų – reklamos, rinkodaros, viešųjų ryšių, multimedijų, televizijos, leidybos, komunikacijos bei kultūros verslo specialistams parengti. Kol kas numatytas bakalauro studijos, tačiau įvertinus rinkos tendencijas ir poreikį, svarstoma galimybė ateityje parengti ir kūrybinių industrijų magistratūros programą. Be to yra programa ISM, taip pat kultūros vadyba Vilniaus dailės akademijoje. Pradžia yra, lygiai kaip ir žmonės, turi gebėjimų ir noro dirbti šioje srityje. Lyderiai, mano nuomonė, čia užupio menininkai. Beje, Lietuvoje yra susikūrę keletas kūrybinių industrijų klasterių, kurie naudojasi struktūrinių fondų paramą savo veikloms finansuoti. Pirmieji daigai yra, kažkada sulauksim ir vaisių. Tiek šiam kartui. Kūrybingumo visiems. Su jumis buvo Rimantas Serva.